Kaip mane pristatė kolega, aš esu Marius Žardalevičius ir šiandien papasakosiu apie DEVI elektrinio šildymo sprendimus, kurie realiai skirti tirpdyti ledą ir sniegą žiemos metu bei apsaugoti vamzdynus vandentiekio nuo užšalimo. Tai jeigu mes pasižiūrėtume į privatų namą, šiuo atveju gal šios dienos webinaro didesnioji dalis bus skirta sprendimams, tai yra privačiam namui, tai ką mes turime? Tai pirmiausia, tai yra stogų instaliacijos, tai yra stogo krašto apsauga nuo apledėjimo, latakų, lietvamzdžių, taip pat laiptų pakopų apsauga nuo apledėjimo, takų bei įvažiavimo į garažus. Taip pat, kaip matote šitoje skaidrėje, dar yra šildymo kabelio sprendimai, tai yra būtent vamzdyno apsauga nuo užšalimo. Tas sprendimas, kuom geras, tai yra, kad šildymo kabelis gali būti instaliuojamas tiek paviršiuje vamzdžio, tiek tais atvejais, kai neįmanoma paviršiuje montuoti, gali būti ir viduje. Yra kabeliai, kurie skirti, tai yra tinkami sertifikuoti geriamajam vandeniui, tai apie tos kabelius mes tada šiandien irgi pakalbėsime. Tai dabar kalbant apie tai, kas suteikia elektrinio šildymo sprendimą šiuo atveju, tai pirmiausia saugumą, tai yra apsaugomi tiek žmonės, tiek automobiliai nuo pavojingų krentančių varveklių, nuo paslydimo traumų. Taip pat suteikia ganėtinai patogumą, tai yra išvengiame nuolatinio mechaninio sniego ir ledo valymo, nuo stogų bei takų, barstymo smėliu, druska ir panašiai. Taip pat apsauga nuo papildomų investicijų. Tai yra jokių sugadintų latakų, trūkusių vandentiekio vamzdžio, apgadintų pastatų fasado, plus ganėtinai yra patogumas dar, kurio nepaminėjau prieš tai, tai yra, kad šildymo sistemą gana lengva instaliuoti jau egzistuojančiame pastate, tai yra nereikia kažkokių papildomų renovacinių sprendimų, kad įdiegti elektrinį šildymą, tai yra padaroma pakankamai lengvai. Ir dar vienas svarbus natūralus faktorius, tai yra pinigų taupimas. Protingi valdymai, ką jie daro, jie matuoja du parametrus, tai yra lauko temperatūra ir drėgmė. Tai valdymas vien pagal lauko temperatūrą nėra pats pigiausias eksploatacijos požiūrį, o tas antras parametras, tai yra drėgmė, ką suteikia mums, tai yra realiai suteikia, kad kai žiemą laukai yra šalta, tačiau sausa, tai yra nėra kritulių, šildymas nėra pilnai aktyvuojamas. Tai va, apie tai aš šiek tiek vėlesnėse skaidrėse papasakosiu detaliau. Taigi pirmiausia, stogų, latakų ir lietvamzdžio apsauga nuo apledėjimo. Turime du sprendimus. Tai yra pirmiausia savireguliuojantis šildymo kabelis. Jis keičia savo galią priklausomai nuo aplinkos temperatūrų pokyčių. Kaip matote, 18 vatų metrų yra ore prie 0 laipsnių ir prie tos pačios temperatūros, kai tas kabelis būna lediniam vandeny, lede arba snege, jo galia padvigubėja. Savireguliuojančio šildymo kabelio privalumai yra tokie. Tai vienas dalykas, tai yra kintanti galia, apie ką kalbėjau, taipogi jo kiekvienas ruožas atskiras, kaip pavyzdys metras, gali veikti skirtingų galingumu. Ten, kur sąlygos yra šiauresnės, iššildys stipriau, kita dalis kabelio, kuri yra, tarkim, pietinėje pusėje ir panašiai, jis galės šildyti mažiau. Taip pat tas kabelis gali būti karpomas, tai aš sakyčiau, čia privalumas gal labiau montuotojui. Jis objekte gali kabelį pasikarpyti reikiamais ilgiais. Kokie apribojimai yra? Tai yra vientisas kabelio gabalas, jis gali būti iki 94 metrų. Ilgesnis kaip ir negali. Toliau alternatyva yra pastovaus galingumo šildymo kabeliai, kaip matome yra du variantai, tai yra DEVI Safe 20 ir DEVI Snow 30. Tas skaičiukas nusako jo galingumą bėginę metrų, tai yra arba 20 vatų arba 30 vatų metrui. Šitie kabeliai gavę įtampą, jie šyla visada vienodai, jų karpyti jau nebegalime, tačiau jie turi kitą privalumą, jų kaina yra mažesnė. Jeigu mes lygintume šitos du sprendimus, dažniausiai savireguliuojantis šildymo kabelis kaip sprendimas bus brangesnis negu pastovaus galingumo kabelis. Tačiau su pastovaus galingumo kabelis reikia pasiplanuoti instaliaciją, tiksliai pasiskaičiuoti ir išsirinkti iš asortimento aiškius konkrečius ilgius. Kalbant apie savireguliuojantį elementą, kaip tai vyksta? Tai to gamykloje aukštos temperatūros
krosnėje, pavadinkime taip, yra sujungiami polimerai ir karbonas ir tokiu būdu gaunamas savireguliuojantis elementas. Tai va čia yra tas svarbus gamybos etapas, kad savireguliuojantis elementas būtų padarytas kokybiškai ir jis tarnautų ilgai. Pati charakteristika nupasakojama šitoje skaidrėje detaliau, tai ką mes turime, tiesiog aplinkos temperatūrai nukritus, žemėjant, savireguliuojant elementą sudarančios gardelės susitraukia ir elektros jungčių skaičius patampa maksimalus. Tai šiuo atveju yra generuojama didesnė galia ir daugiau šilumos, tai yra tirpinimo rezultatas yra geresnis. Toliau aplinkos temperatūrai jau kylant, gardelės plečiasi ir jų jungčių šiuo atveju sumažėja, galingumas mažėja ir toliau temperatūrai kylant, tų jungčių dar mažiau pasidaro ir tokiu būdu generuojamas mažesnis galingumas. Jeigu žvelgiant į, tarkime, latakų lietvamzdžių šildymo sistemas, tai savireguliacijos efektas jis taupo, tačiau ne taip ženkliai, tai yra taupimas iki 5%. Pagrindinį taupimą visgi suteikia yra valdymas, tai yra išmanūs termostatai. Tai tikėtis, kad įsidiegus į namą savireguliuojantį šildymo kabelį be protingo valdymo mes turėsime itin pigią eksploataciją nevertėtų, nes kabelis keičia savo galią, bet visiškai išsijungti nesugeba. Tai dažniausiai tai geriausiai padaro termostatas, tai yra pilnai automatiškai įjungia šildymą ir deaktyvuoja, kai to nereikia. Atsiminti žmogui pačiam užsikrauti tos įjungimus, išjungimus, aš sakyčiau, tikrai neverta. Taip, tai toliau, ką mes turime, čia yra parodyta charakteristika savireguliuojančio šildymo kabelio. Taigi paleidimo metu būna trumpalaikis šuolis galingumo, paskui stabilizuojasi ties 36 vatais metrui. Tirpstant ledui sniegui aplink kabelį prie tos pačios nulinės temperatūros galia sumažėja iki 18 vatų ir paskui kylant aplinkos temperatūrai galia po truputį mažėja, bet visiškai jis išsijungti kaip ir nesugeba. Čia yra parodyta, kaip kabelio charakteristikos skirtingai atrodo, kai jis yra sumontuotas ore, sausai guli, ir kai jis šiuo atveju yra ant, kaip pasakyti, lediniam vandenį. Tai va, kaip matote, charakteristika sausamoje yra vienokia galingumo kreivė, sekundėmis laikas, ir lede jis tampa efektyvesnis. Čia daugmaž apie konstrukciją, kaip minėjau, maksimalūs ilgiai yra ribojami, ant vandentikio vamzdynų jis gali būti kabelis vientisas ilgesnis, ant stogo tas ilgis yra trumpesnis. Tai va, šitoje skaidrėje, ką mes turime, tai yra turime privataus namo vizualizaciją ir sumontuoti 2 šildymo kabelį. Tai kaip matote, iš paskirstymo dėžutės išeina vienas šildymo kabelis, keliauja lataku ir nusileidžia į lietvamzdį. Ir toliau atskiram lietvamzdžiui atskiras kabeliukas. Kalbant dabar, kada kabelio reikia viengubo, kada dvigubo, tai viskas ganėtinai paprasta. Savireguliuojančio kabelio pakanka viengubo latakams ir lietvamzdžiams iki 15 cm pločio. Tai, sakyčiau, dominuoja dažniausiai 100 mm, 110. Tie platesni sutinkami rečiau ir jie labiau iš tikrųjų sutinkami ne privačių namų sektorėje, o labiau gamyklose, komerciniuose pastatuose ir taip toliau. Tai čia va toks pavyzdys ir toliau dar viena iš rekomendacijų, kad šildymo kabeliukas būtų šiek tiek įleistas giliau, dar į šalimo zoną. Čia yra montavimo pavyzdys, tai yra latakas ir nusileidimas į lietvamzdį ir čia naudojamas laikiklis. Šiuo atveju naudojant savireguliuojantį šildymo kabelį privačių namų latakų lietvamzdžių šildymui, papildomo elemento tvirtinimo grandinės ar kažkokios juostos tikrai nereikia, nes vertinant kabelio mechaninį atsparumą ir šito laikiklio, grubiai jo pakanka vien šito laikiklio be papildomo tvirtinimo iki 30 metrų lietvamzdžiais. Tai privatų namą su 30 metrų aukščio lietvamzdžiais, sakyčiau, ganėtinai sudėtinga įsivaizduoti, bet manau, aišku, gali visko būti. Tai va, ant stogo konstrukcijos daugiau šildymo kabelių. Matome plokščio stogo pavyzdį, parapetas ir palei parapetą yra suformuota, pavadinkime taip, įlaja ir nusileidimas lietvamzdžiu. Tai šiuo atveju šildoma šita zona bei pats nusileidimas į lietvamzdį. Tai mes čia ką matome, per viduriuką yra jutiklis protingojo termostato
DVREC 850 ir šitas jutiklis matuoja du parametrus, tiek lauko temperatūrą, tiek drėgmę. Tai va čia yra pavyzdys, kaip ant plokščio stogo visą tai yra gyventi. Toliau čia yra gofruoti vamzdeliai, jėgos kabeliai, tai čia yra maitinimai ir paskirstimai. Pati šildymo dalis yra tas, va, būtent plonesnis šildymo kabelis. Nusileidimas lietvamzdyje, kabelis grįžta atgal, kad movų nedaryti, stogo kraštas, kabelis sudvigubintas. Vidinė stogo įloje, pakankamai daug kabelio ir kiti instaliavimo pavyzdžiai. Su pastovaus galingumo šildymo kabeliais yra šiek tiek kitaip. Ten tiem patiems latakams iki 15 cm pločio kabelį reikia jau kloti dvigubų ilgiu. Ir tam naudojami tada specialūs laikikliai, kurių pagalba kabelis tiek užtvirtinamas, tiek padaromas teisingas atstumas tarp kabelių, kad vyktų tolygus šildymas. Kabeliai, dabar vizualizacijai čia matot raudoną spalvą parodyta, tiesiog, kad geriau matytųsi, bet realiai kabeliais stogams yra juodos spalvos, jie atsparūs ultravioleto spinduliams ir šiuo atveju tiesiog tarnauja ilgai, nebijo atmosferos poveikio. Tai va, turime pavyzdį, tai šiuo atveju lietvamzdėje naudojama jau tvirtinimo grandinė arba juosta, pigiau ir paprasčiau dabar yra naudoti juostą. Stogo kraštas taipogi gali būti montuojamas. Šitoj zonoje tiek su savireguliuojančiu kabeliu, tiek su pastovaus galingumo šildymo kabeliu dažniausiai daroma 50 cm pločio zona. Ir čia svarbus dalykas, šildymo kabeliai turi ne horizontaliai būti sumontuoti, o vertikalus, tai yra, kad slystantis sniegas tiesiog tarp kabelio pjūvių tolygiai tirptų ir nubėgtų tada vanduo į lataką. Tai va šitas dalykas yra svarbus, horizontalus tirpinimas neduoda iš tikrųjų tokio gero rezultato kaip vertikalus. Tai va, toliau laikikliai, grubiai į vieną bėginį metrą yra naudojami nuo 3 iki 4 laikiklių plastikinių ir toliau nusileidimas. Tai jeigu mes dabar pasižiūrėtume skirtumas nuo savireguliuojančio, čia jau kabeliai nusileidžia ir grįžta atgal. Tai per visą instaliaciją yra dvigubas daromas kabelių liuksas. Tai va, įvairūs tvirtinimai, kaip jie realybėje atrodo, pavyzdys, latakas, lietvamzdis. Tai va, yra laikiklis, kuris montuojamas virš lietvamzdžio, naudojama speciali cinkuota plieninė juosta ir jos pagalba kabelis užtvirtinamas ir sudvigubinamas. O čia yra plastikinis laikiklis skirtas latakui ir šiuo atveju, ką mes turime, tiesiog už latako krašto jis užsikabina, įspraudžiama kabelį, plus visas tas latakas yra reguliuojamas, ne latakas, latako laikiklis yra reguliuojamas ir galima padaryti reikiamą kampą pagal latako išpildymą. Instaliacijų pavyzdžiai, tai yra stoginė instaliacija, montavimo juosta cinkuota klijuojama prie paviršiaus, su ultravioletiniams spinduliams atspariais klijais silikono pagrindu ir išvyniojimas šildymo kabelis. Kaip matote, čia tokio klasikinio normalaus latako nėra, tiesiog suformuotas tokiu būdu, tai čia vyksta tirpinimas. Dar pavyzdys, šildymo kabeliai yra sumontuoti nuo sniego gaudyklės į apačią stogo krašte. Tai va, kaip matote, koks rezultatas, tai yra, kur mes sniegą turime, o kur jau jis yra kuo puikiausiai nutirpintas. Dar vienas pavyzdys, čia sudvigubintas šildymo kabelis ir ant stogo. Su specialiais laikikliais plastikiniais, iš vienos pusės jie užsikabino už stogo krašto, už čerpių krašto, iš kitos pusės tvirtinami, tarkim, prie sniego gaudyklės. Ir tokiu būdu mes gana lengvai galime įgyvendinti būtent tą šildymą. O dabar raktas į taupymą, tai yra išmanusis termostatas, jis vadinasi DVREC 850. Šita sistema, lyginant vien su termostatais, kurie matuoja vien temperatūrą, jinai taupo iki 75%. Tai vertinant, kas įtakos, tai yra sistemos dydis, suminis galingumas, bet realiai investicija didesnė į protingesnį valdymą, jinai atsiperka po 1, po 2 ar po 3 šildymo sezonų, nes realiai termostatas ženkliai taupo lyginant vien su temperatūriniu matavimu. Kuom gerai, jis turi LCD ekraną, meniu lietuvių kalba, tai yra tiek montuotojų, instaliuotojų, kuris tą sistemą paleidžia, tiek vartotojų, tiek kažkokiam energetikui, kuris prižiūri ūkį. Yra ganėtinai paprasta visus parametrus sužiūrėti, pokyčius padaryti ir plus
termostatas savyje turi klaidų kontrolę, tai yra, jeigu kažkas atsitinka, mes ekrane gauname informaciją apie tai, kas yra. Toliau termostatas turi 2 nepriklausomus išėjimus. Ką mums tai duoda? Tarkime, jeigu kalbant apie stogų instaliacijas, tai mes galime nepriklausomai valdyti šiaurinės ir pietinės pusės latakų ir lietvamzdžių šildymo sistemas. Natūralu, kad pietiniai pusiai sistema veiks trumpiau, šiaurinė ilgiau, tai va tokiu būdu mes tai galime išskaidyti. Prie vieno termostato galima pajungti nuo 1 iki 4 jutiklių, bet išėjimai, kaip minėjau, yra 2. Tai tiesiog turėdami didesnį kiekį jutiklių mes galime apriepti, surinkti informaciją apie temperatūros ir drėgmės pokyčius iš didesnio ploto. Tais atvejais, kai nenorima investuoti į protingą valdymą, yra paprastesnis, jis vadinasi DVREC 316, tai yra 2 temperatūros ribų termostatas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galime nustatyti minimalią temperatūrą ir maksimalią. Ir tik tame diapazone šildymas bus aktyvuotas. Kai temperatūra pakyla aukščiau nustatytos ribos atjungiamas ir kai jinai krenta žemiau nustatytos žemutinės ribos irgi atjungiamas. Čia mintis idėja yra iš tikrųjų tokia, kad kai lauke yra šalta pakankamai, tarkime, šalčiau negu -10, retai susidaro krituliai, susidaro variakliai ir taip toliau, tai šiuo atveju tiesiog šildymas deaktyvuojamas. Tai va, DVREC 316 2 ribų. Ko mes išvengėme, tai yra įvairių mechaninių darbų sprendžiant problemus, sulūžusių latakų. Čia kaip pavyzdį turime, tai yra uždaryta visa gatvė dėl šito gražaus, tačiau to pačiu ir pavojingo vaizdo. Čia yra konkretus pavyzdys, tai yra 2 pastatai, vienas šalia kito, sistema elektrinio šildymo instaliuota, dešiniau to nėra. Tai mes akivaizdžiai matome, koks yra skirtingas rezultatas prie tų pačių oro sąlygų. Toliau ledo ir sniego tirpinimo sistemos, yra įvairūs sprendimai užtikrinti ledo ir sniego tirpinimą. Šiuo atveju tarkime, privačių namų, tai jeigu pasižiūrėtume į sprendimus, tai gali būti šildymo kabelis. Jo galia bet kokiu atveju yra 30 W bėginiam metrui. Ir yra tiesiog 2 tipai kabelio. Vienas, kuris montuojamas Devisnau 30 į smėlio sluoksnį, į betono sluoksnį ir atlieka savo darbą. Kitas kabelis yra padidinto atsparumo temperatūrai iki 240 laipsnių. Tai yra kabelis, kuris gali kontaktuoti tiesiogiai su asfaltu. Tai čia toksai labiau tiems atvejams, kai klojamas asfaltas ir norima, kad kabelis atlaikytų tos aukštas temperatūras ir būtų asfalto sluoksnė. Tai va, tai kalbant apie galią instaliuojamą Lietuvoje, apie galę gal šiek tiek vėliau, bet čia bus apie kilimėlius, bet jų galia yra 300 W kvadratiniam metrui, tai su kabeliais mes instaliuojam tą pačią galę, tik tai kabelį reikia išvynioti, kilimėlis iš savęs yra brangesnis gaminys ir čia jau kabelis gamykliškai yra užtvirtintas ir gauname 300 W kvadratiniam metrui. Dabar kas yra svarbu, renkantis, pavadinkime taip, ar kabelį, ar kilimėlį, tai tiesiog reikėtų įsivertinti, koks plotas bus šildomas. Su kabeliu mes galime lanksčiau laviruoti, atitaikyti prie konkrečių sąlygų. Kilimėlis, kai jis yra pagamintas fiksuoto dydžio, tai ten tada jau reikia žiūrėti, parinkti gana tiksliai. Ką norėčiau paminėti, kilimėliai, kurie skirti vidaus instaliacijoms, tai yra grindų šildymui, po plytelėmis, jie laukui vienas dalykas nėra sertifikuoti, kitas dalykas, jų galia yra per maža. Tai jie lauke sniego ledo pilnai nenutirpins, geriausiu atveju padarys košę. Tai tiesiog, ko reikėtų vengti, naudoti grindų šildymo kilimėlius lauke. Tai va, yra pavyzdys, sakykime taip, prie privačių namų populiariausia instaliacija, tai yra šildymo kabelis po trinkelėmis. Tai kai mes matome, čia tiesiog jis išvedžiotas yra, šildymo kabelis yra smėlio sluoksnė 2-3 cm. Tada trinkelės, kad ir 10 cm storio, o čia mes matome DVREC 850 grunto jutiklis, jis turėtų būti tolygiai su paviršiumi ir gauti visą informaciją, tai yra tiek temperatūra, tiek kritulius. Dėl transporto važiavimo per jį tikrai nevertėtų bijoti, atlaiko įvairias apkrovas, kaip pavyzdys, tokia sistema yra sumontuota prie Lietuvos banko inkasacinio skyriaus. Ten važinėja inkasaciniai automobiliai, kurie sveria ganėtinai daug 10 tonų ir tie jutikliai kuo puikiausiai visą tą
Dabar kabelio, kiek čia reikia ir kaip jis klojamas, kabelis klojamas kas 10 cm, kad gauti reikiamą Lietuvai galingumą 300 W į kvadratinį metrą ir gaunasi apie 10 metrų kabelio į kvadratinį metrą. Minimalus galingumas Lietuvos sąlygom yra 240 W, tai čia tais atvejais, tarkim, kai įvadas yra pakankamai ribotas, mes galime orientuotis į tą mažesnį minimalų galingumą, bet reikia turėti omeny, kad inertiškumas sistemos bus didesnis, laukti norimo rezultato reikės ilgiau ir suminės sąnaudos elektros energijos bus ganėtinai panašios. Tai visais atvejais, jeigu įmanoma, reikėtų naudoti 300 W ir turėti optimalią sistemą tiek inertiškumo požiūriu, tiek eksploatacijos išlaidų. Tai va, du sprendimai, arba kabelis, arba kilimas. Viso ploto šildyti dažniausiai neverta. Kaip pavyzdys, ką mes čia turime, tai yra važiavimas į garažą, tai mes galime šildyti tiesiog provėžas. Jeigu yra lengvasis automobiliai naudojami, tai provėžų plotis būna 50 cm. Tarkime, prie logistikos centrų, kur yra sunkusis transportas, sunkvežimiai ir taip toliau, daromas arba 75 cm pločio provėžos, arba jau 1 metro. Prie privataus namo 1 metro nevertėtų, nebent labai automobiliai dideli su plačiais ratais. Tai ką mes turime? Padaromos provėžos šildymą, sumontuoti dujų tikliai, renkama informacija čia ir čia. Kas yra svarbu šitokiose, kaip pasakyti, instaliacijose, reikia nepamiršti vandens surinkimo lataką irgi apšildyti, kad nutekantis vanduo papuolęs į lataką, jis ten neužšaltų ir neperkeltų tiesiog problemos iš vienos vietos į kitą. Ir jeigu čia yra įvažiavimas ne su trinkelėm, o betonuojamas, pats šildymo kabelis negali būti montuojamas per temperatūrinės betono siūlės. Dažniausiai jos būna kas 6–7 cm, bet aišku, kiekvienas atvejis, kiekvienas atvejis yra individualus, tai va, tiesiog nerekomenduotina, nes veikia mechaninės jėgos ir tiesiog padidėja rizika, kad kabelis gali būti pačias. Jeigu yra trinkelės, tiesiog smėlio sluoksnėje visą tai ir ko puikiausia. Kitas sprendimas yra laiptų pakopų šildymas. Tai jeigu mes kalbėtume apie tą populiariausią, pavadinkime tai pakopų konstrukciją, kai pakopos gylis yra 30 cm, tai naudojant kabelį DeviSnow klojamos 3 kabelio linijos ir tokiu būdu mes gauname tolygų efektyvų ledo ir sniego tirpinimą. Kas čia yra svarbu, kabelis nuo krašto pakopos negali būti nutolęs daugiau 5 cm. Jeigu jis bus toliau nutolęs, tiesiog šitoj vietoj gali ledukas likti. Tai vienareikšmiškai rekomendacija yra montuoti taip, jeigu pakopa 30 cm gylio, pirma apvyja kabelio 5 cm, antra 15 ir trečia 25. Ir tada turėsime tolygų tvarkingą montavimą. Kur nenaudojami šildymo kilimėliai laukui, tai čia. Nes naudodami šildymo kilimėlių pakopų šildymui mes šildysim ir vertikalėje dalį, mums to nereikia, tikrai šiuo atveju, ir gausis, kad sąnaudos bus didesnės, o rezultatas iš esmės tas pats, plus kilimėlis nebūtinai atsiras čia 5 cm atstumu nuo krašto. Tai laiptų pakopoms visada naudojam šildymo kabelį, šiuo atveju yra DeviSnow 30T. Jeigu naudoti kabelį silpnesnį, turime ir 18 Wm, arba 20, tai ten klojamos tada jau kabelio 4 linijos. Tikėtis, kad paklojus 1 kabelio liniją ar 2 turėsite tolygiai nutirpintas pakopas, neverta. Yra žmonių, kurie tai išbandė ir įsitikino. Tai čia reikėtų vadovauti šiuo atveju gamintojo rekomendacijomis. Tai va, tas pats termostatas DeVrec 850, tačiau jau yra su kitų jutiklių grunto, taipogi 2 nepriklausomi išėjimai. Ką mes galime padaryti? Mes galime padaryti, jeigu yra privatus namas, tai yra vieną išėjimą panaudoti su gruntiniu jutikliu, šildyti privažiavimą, laiptų pakopos taką. Antrą išėjimą mes galime panaudoti stogo šildymui, tai yra latakų ir lietvamzdžių. Ir tos sistemos veiks nepriklausomai. Plius, tais atvejais, tarkime, kai įvadas yra ribotas, mes vienu metu negalim paleisti abiejų sistemų. Tai šitas termostatas turi tai vadinamą prioriteto funkciją. Mes galime prioritizuoti, kad pirmiausia šildom ir tirpinom vieną zoną, tarkim privažiavimą,
Tik ten pabaigus darbą termostatas tą išėjimą atjungia ir aktyvuoja stogo šildymą arba kitą grunto šildymą. Tai va, mes galime paskirstyti visą sistemą į dvi dalis ir tokiu būdu vienu metu neturėti didelių galios sąnaudų. Alternatyva DVREC 316 šiuo atveju būtų palaikoma temperatūra vientisa. Čia rekomendacija yra tokia, kad jeigu įmanoma temperatūros jutiklį sumontuoti pačiame grunte, tai yra kur šildymo elementas yra sumontuotas. Mums bus eksploatacija pigesnė, jeigu mes matuosime ir palaikysime būtent, pavyzdžiui, privažiavimo garažo temperatūrą. Jeigu bus reguliavimas pagal oro temperatūrą, tai šiuo atveju esant žemai temperatūrai, tas šildymas pastoviai bus veikiantis, jis neatsijunginės laiks nuo laiko, tai mums neduos pigios eksploatacijos. Tai tą dėmesį reikėtų irgi atkreipti. Toliau montavimo pavyzdžiai, takas ir būtent DVREC 850 grunto jutiklis. Kuom DV jutiklis skiriasi nuo dalies kitų rinkoje esančių gamintojų? Pats jutiklis įsidedamas į tokią dėžutę jam specialią sukurtą ir ateityje, jeigu tą jutiklį reikėtų keisti po daugybės, tarkim, dešimtmečių, mes galime čia įdėti du atsuktuvus ir tą jutiklį ištraukti. Tai tas pakeitimas yra labai lengvas. Kitų gamintojų jutiklį tada reikia išdaužyti ar betoną, ar trinkeles ir išimti ir iš naujo įdėti. Tai čia tas demontavimas yra gerokai paprastesnis. Taip, provėžos į garažą, nešildomas visas plotas, takas, laiptų pakopos. Tai sakyčiau, kur instaliuojama galia nėra didelė, plus pats kabelis nekainuos brangiai, tai yra laiptų pakopų šildymas, tikrai užtikrina puikų rezultatą. Tai sakyčiau, prie visuomeninių įvairių pastatų, prie poliklinikų, ligoninių ir taip toliau, tas dalykas tikrai turėtų. Tai va, čia yra pavyzdys takas, takai pasivaikščiojimo, tai yra sodyba Trakų rajone ir nuėjimas šiuo atveju link ežero. Čia yra skaidrė, kur parodomas, kaip pasakyti, rezultatas, efektas. Jeigu mes naudojame, tarkime, izoliacinės plokštės skirtas laukui, ir po šildymo kilimėlių ir kabelių dedame tas plokštės. Dažniausiai tai yra ekstrudinis polistirelis, XPS, skirtas laukui, tai yra atsparus tiek drėgmei, tiek deformacijai. Jis iš tikrųjų suteiks pigesnę eksploataciją, faktas, nes šiluma keliaus greičiau į viršų ir nutirpins paviršių, tačiau šitoje vietoje prieš naudojant tas izoliacinės plokštės reikia iš tikrųjų apsispręsti, ar aš naudosiu tą elektrinį šildymą ar ne. Čia yra pavyzdys, elektrinis šildymas yra sudėtas šitoje zonoje, kuri yra po sniegeliu. Ir ką mes čia turime? Čia šildymas šiuo atveju deaktyvuotas, išjungtas, čia yra sudėtos izoliacinės plokštės ir jos tiesiog sulaiko šilumą iš žemės ir čia užsilaiko ledas sniegas ilgiau negu kitur natūraliai. Tai va, tos izoliacinės plokštės, jeigu naudojame elektrinį šildymą nuolatos šildymo sezono metu, jos mums taupys elektros energiją ir pinigus, bet jeigu mes to elektrinio šildymo naudosime laiks nuo laiko tik tai tos plokštės sukurs papildomą problemą, nes, kaip sakiau, bus sulaikoma šiluma iš žemės. Tai va, čia reikėtų prieš jas naudojant apsispręsti. Lietuvoje 9 iš 10 atvejų plokštės nededamos ir montuojamas kabeliukai tiesiog sniegas. 2 garažai. Šildomas tiesiog, čia tik tarpas toks paliktas ir pintas. Čia padarytos provėžos ir įvažiavimas į kartą. Laiptų pakopų šildymas, kaip matote, čia pakopos jau gilesnės negu 30 cm ir jų daugiau. Čia to kabelio montuojame šiuo atveju kaip ir didesnis kiekis. Atstumas standartinis yra tarp kabelio 10 cm. Pavyzdys plovykla, šiuo atveju išvažiavimas iš plovyklos, šildomos provėžos. Tai yra suminis galingumas mažesnis ir tuo pačiu įrangos kaina irgi mažesnė. Sekantis sprendimas tai yra vamzdyno apsauga nuo užšalimo ir temperatūros palaikymas. Čia kas yra aktualu, tai yra, kad mes investuojame faktiškai vieną kartą ir tai gauname ilgalaikę ir patikimą vamzdžio apsaugą nuo užšalimo.
praėjusi žiema, aš gal sakyčiau, jinai buvo pakankamai šilta, tai tų tokių užšalusių vamzdžių atveju nebuvo per daugiausia, bet prisiminus šaltesnes žiemas, tiesiog žmonės, kai susiduria su tą problemą, su šalusiu vamzdžiu, to sprendimo, vienas dalykas, suradimas užtrunka, jis kainuoja ir jeigu, tarkime, ten atitirpina druskomis ir kitais tokiais paprastesniais, primityvesniais būdas, tas sprendimas yra vienkartinis. Vėl nukritus temperatūrai žemiau tam tikros ribos, jie vėl užšals. Tai su kabeliu, ką mes galim padaryti? Mes jį vieną kartą instaliavom ir turėsim ilgalaikę apsaugą. Montavimas itin paprastas, kabelis gali būti tiek paviršiuje, tiek viduje. Viduje, aišku, ne visi kabeliai gali būti. Reikia žiūrėti apašymę, kad jis tinkamam geriamajam vandeniui ir pakankamai mažos eksploatacijos išlaidos gaunasi. Tai kaip pavyzdys montavimo, patogiausias montavimas ant vamzdžio yra išilgai. Nereikia žaisti su tuo spiraliniu vyniojimu ir taip toliau. Tiesiog pasirinkam tinkamo galingumo kabelį, tinkamos skersmens su tam tikra izoliacija vamzdžio ir turime tą ištisinį montavimą. Per visą ilgį klijuojama lipni aliuminio juosta, jinai vienas dalykas užtvirtina kabelį, kitas dalykas padaro tolygų šilumos paskirstimą. Ir izoliacija visada yra rekomenduotina. Vienas dalykas, kabelis veiks mažesnių galingumų, bus pigesnė eksploatacija. Kitas dalykas, be izoliacijos mes turėsime pakankamai didelius šilumos nuostolius į aplinką. Žemėje, kai vamzdis yra montuojamas, tai reikėtų žiūrėti šiuo atveju konkrečiai kokiame gylyje. Kaip pavyzdys, kur su problemom susidurima, tai yra, kai vamzdis praeina pavyzdžiui, po apačia asfaltuoto keliuko, tai ten visada būna ta vieta, kur jeigu šildymo kabelis nesumontuotas, nors ir vamzdis žemėje ir su tam tikra izoliacija, ten būna, kad jį pavadinkime, tai pagauna ir jis užšąla. Tai va, tą reikia įsivertinti. Savireguliuojantis šildymo kabelis DVI-10, 10 vatų metrui, gali būti iš karto su kištuku, jungiamas į rozetę ir tada priklausomai nuo aplinkos temperatūros pokyčių jis keis savo kabelį. Toliau DVI-Aqua 9T skirtas montuoti tik viduje, iš karto komplektas su sandarikliu. Sandariklis turi du sriegius, M20 ir M25. Ir tiesiog statote trišakį ir tame trišakyje turi būti vienas iš šitų paminėtų sriegių ir tada tiesiog įverėt ir kuo puikiausia kabelis veikia. DVI-Aqua privalomi termostatai, kad kabeliui galiotų garantija, jį turi valdyti termostatas. Savireguliuojančiam kabeliui šitos sąlygos nėra, ten termostatas labiau privalomas. Sandariklis pats atlaiko iki 10 barų slėgį, standartiniais atvejais to tikrai pakanka. Kaip matote, termostatai yra DVREX 610 arba 330, apie juos gal šiek tiek vėliau. O dabar, kas yra svarbu, tarkime, teisingai parinkti šildymo kabelį. Ir jo galingumo nėra tai, kad yra vienas kabelis, kuris tinka visiems atvejams, yra visiškai universalus. Ne. Priklausomai nuo vamzdžio skersmens, nuo izoliacijos storio, mes parinkam tinkamą kabelį. Lietuvos sąlygom yra apskaičiavimai padaryti, kai aplinkos temperatūra krenta iki -30 laipsnių minimali. Ir šiuo atveju yra skaičiavimas 1 metras vamzdžio, 1 metras kabelio. Tai kaip matote, jeigu mes žiūrėtume kaip pavyzdį 65 mm skersmens vamzdį, tai nuo izoliacijos storio labai priklauso, kokiu kabeliu mums reikės. Tai jeigu izoliacijos nėra arba yra tik 1 centimetras, tai reikia 33 vatų metrui. Jeigu vidutinio storio iki 3 cm reikia šiuo atveju 3 cm izoliacijos, o didesni storiai mums garantuoja, kad pakaks silpniausio kabelio, tai yra 10 vatų metrų. Tai čia apie tos faktorius ir priklausomybės. Tai kaip matome, jeigu izoliacijos storis yra bent 5 cm, 10 vatų silpniausią kabelį mes galim vamzdžiams naudoti iki 80 mm skersmens, kas yra pakankamai didelis diapazonas. Kitais atvejais tada naudojam galingesnį kabelį arba klojamas tas pats silpnesnis kabelis, tik tai dvigubų ilgių. Jis nukeliauja į vieną pusę ir priešingai vamzdžio pusė grįžta atgal. Toliau, DVREX 330 termostatas, tai yra modulinis termostatas, įmontuojame skydelį ant bėgio, išvedamas jutiklis rekomenduotina ant vamzdžio paviršiaus, priešingoje pusėje negu šildymo kabelis ir mes šiuo atveju matuojame vamzdžio temperatūrą
ir jie palaikomi tam tikrą nušalimą. Dažniausiai nustatymas yra +2, +3 laipsniai. Tokiu būdu mes užtikrinam, kad vanduo neužšals. Yra skirtingos temperatūros, tai tarkim nuo +5 iki +45 naudojamos kitiems atvejams, kai reikia palaikyti tam tikrą aukštesnę temperatūrą, ir nuo +60 iki +160. Tai čia šitos naudoja, pavadinkime taip, lengvoji pramonė, tai yra maisto pramonė, alaus gamintojai naudoja, šokolado gamyklos naudoja palaikyti procese tam tikrą aukštesnę temperatūrą, kad procesai vyktų sklandžiai. Tai va kaip pavyzdys, o vandentiekio vamzdyno apsaugai pakanka šito pirmojo varianto nuo -10 iki +10. Tais atvejais, kai skydelio nėra arba nenorima jo statyti, naudoti galim termostatą Devirex 610, jis yra paviršinis, pusiau hermetinis, apsaugos klasė IP44, komplektai irgi su jutikliu, ir tą jutiklį, kaip sakiau, ant vamzdyno paviršiaus nustatom norimą temperatūrą ją palaiko. Tai va, tas toliau montavimo pavyzdžiai. Čia, kaip matote, yra savireguliuojantis šildymo kabelis panaudotas 10 Vm. Jis gali, kadangi jis yra savireguliuojantis, tarpusavėje gali liestis, pastovaus galingumo kabeliai taip liestis negali, jie toje vietoje padidėja rizika, kad perkas. Tai va, tai kaip matote, apvyniojama papildomi elementai, įvairūs vožtuvai, skaitikliai ir taip toliau, ir tokiu būdu mes irgi užtikriname, kad jie neužšaltų. Dar vienas pavyzdys, kabelis atkeliavo, apsisuko ir grįžo atgal. Šitais atvejais, kai padidintas galingumas, dvigubo kabelio instaliavimo būdu. Čia toks jau didesnis komercinio tipo pastatas, tai yra, kaip matote, priklausomai nuo vamzdžio skersmens, panaudoti skirtingi kabeliai. Tai tarkime 10 vatų kabelis, 25 ir panašiai. Čia yra gera vizualizacija, tai yra, ko mes išvengiame, kai turime trūkusius vamzdžius, tai yra tokios problemos nekasdieninės. O pačiai pabaigai, apie ką aš norėčiau pakalbėti, tai šiek tiek apžvelgti elektrinį grindų šildymą. Skaidriai užvadinta elektrinis šildymas rytojus. Aš sakyčiau, jau tai yra šiandien, nebūtinai rytojus. Tai ką mes turime su elektriniu šildymu? Su elektriniu šildymu mes turime vieną paprastą dalyką. Laikui bėgant, kiekvienais metais yra dvi tendencijos. Viena tendencija yra privaloma, tai yra namai tampa vis šiltesni. Šiais metais dar galioja A+ klasė, kitais metais jau startuojam su A++, tai yra sąnaudos, instaliuojamos galingumas tampa vis mažesnis ir pačių pastatų plotai irgi mažėja. Tai yra standartinė, jeigu žiūrėti vidutinio ploto namo, kotedžo dydį kvadratiniais metrais, tai yra tendencija akivaizdi, kiekvienais metais tas plotas vis mažėja. Tai šiuo atveju elektrinis šildymas kaip pagrindinis patalpų šildymo šaltinis tampa aktualus dėl eilės faktorių. Vienas iš faktorių tai yra, kadangi nereikia didelio galingumo, mes instaliuojame nedaug šildymo kabelių, tai investicija į įrangą yra, sakyčiau, kaip šildymo šaltinio viena iš mažiausių. Toliau pati sistema yra tikrai patikima ir ilgalaikė, tai yra garantija šildymo kabeliams grindyse suteikiama 20 metų laikotarpiu. Tai yra ilgas, gamyklos apskaičiavimais kabeliai veikia minimum 50 metų. Tai jūs turite tikrai patikimai ilgai veikiantį šildymo šaltinį, plus nereikia didelio aprišimo. Jeigu mes lygintume su vandeniniu šildymu, tai tada automatiškai prasideda arba dujinis katilas, arba šilumos siurblys, kas jau kainuoja.